Sveiki, mėly dvyniai ir mėly šauliai, jūs esate šio, sakykime, Urano tranzito ateinančio 7 metų šeimininkai. Dvyniai, jūs išvis esate patys pagrindiniai, nes Uranas pereina iš Jaučio į jūsų ženklą ir tai yra vienas iš svarbiausių astrologinių įvykių. Pastaruosius 7 metus Uranas buvo jūsų 12 būste, todėl daug kas vyko giliai, tyliai, tai buvo daugiau vidiniai procesai, kažkokios pabaigos, atsisveikinimas su praeitimi, atsikratymas kažkokių senų baimių, fobijų ir labai netikėtų būdų, toks išlaisvinantis galėjo būti, nors ir galėjo būti tokia traumuojanti patirtis. Vieniems galėjo būti santykių pabaiga, kitiems galėjo būti gyvenamosios vietos pasikeitimas, nes tiesiog emigracija galėjo būti, galbūt keitėt profesiją ar pradėjote visiškai naują gyvenimo etapą. Galėjo būti toks jausmas, kad vidinis toks sunkiai paaiškinamas galbūt kitiems, kad kažkokia jūsų gyvenimo dalis baigėsi ir jinai galėjo baigtis tiek tokiam vidiniam kontekste, tiek tiesioginė prasme, nes toks jausmas, kad reikia kažką pradėti iš naujo. Dabar Uranas iki 2033 metų bus jūsų ženkle. Tai reiškia, kad pokyčių centras esat jūs patys, jūsų asmenybė, išvaizda, tai kaip jūs save pateikite, jūsų gyvenimo būdas, gyvenimo ritmas, ar ne? Jūsų mąstymas ir reakcijos, tos mechaninės tokios reakcijos į įvykius aplink jūs gali keistis tiesiog radikaliai. Jūs galite pradėti mąstyti visiškai kitaip, jūsų sprendimai tam tikrose situacijose irgi gali iš esmės keistis. Tai toksai globalių vidinių ir išorinių reformų laikas. Uranas jūsų nuosavam ženkle stiprina laisvės poreikiai. Uranas yra išlaisvinanti energija, kuri atneša patirtį tokią, kokios jūs iki šiol dar niekada neturėjote. Jums vis dažniau norėsis gyventi savaip, priimti sprendimus savarankiškai, pareikalauti iš aplinkinių, kad tai būtų priimta iš tikrųjų ir mažiau priklausyti nuo kitų, sakykime, jums primestų standartų, kaip viskas turi būti, ar ne, ar mažiau priklausyti nuo kitų tiesiog žmonių nuomonės, kokie svarbus ir artimi jie jums nebebūtų. Nuo jų patarimų, priimant kažkokius sprendimus, ar galbūt netgi kontrolės. Ir šis laisvės poreikis gali pasireikšti iš tikrųjų labai įvairiai ir kas įdomiausia, gali pasireikšti taip, kaip jūs net patys negalvojote, kad tai galėtų būtent taip pasireikšti. Gali iš vis atsirasti toks totalus nenorėjimas klausytis kitų nuomonės. Tačiau radikalus toksai, totaliai negirdėti kitų. Net tada, kai jums duodami patarimai, iš esmės yra tokie pragmatiški, protingi, ar ne, galite jausti, kad apima nepaprastas noras išbandyti tai, ko anksčiau savo niekaip neleisdavote daryti. Galbūt tik svajojote apie tai. Bet ne veltui sako, svajokit atsargiai, ar ne? Nes visą laiką ateina laikas, kada Uranas ateina į pirmąjį būstą. Galbūt nedrįsote pakeisti savo stiliaus taip, kaip norėjote, ar ne? Ar visą laiką elgiatės kažkaip sukaustę, taip kaip aplinka jums buvo primetusi. Galbūt pakeisite kardinaliai, turiu omeny, nes Urano pokyčiai yra kardinalūs darbo kryptį. Galbūt pasikeis jūsų santykių modelis, ar ne, nes kitoje pusėje, kur aš pasakosiu šauliams, ten kalbėsim apie 7 būstą. Astrologijoje visuomet šis, tai yra aš ir santykiai, mano santykiai su ilgalaikiais partneriais mūsų gyvenime. Tai gali būti darbiniai partneriai, tai gali būti asmeniniai partneriai.
ir arba išvis pilnai visas gyvenimo ritmas gali pasikeisti. Galite pajusti, kad ankstesnė jūsų versija jums jau nebetinka kaip seni, per maži batai, norėsis daugiau oro, daugiau judesio, daugiau galimybių, daugiau pačio gyvenimo, ar ne, ir daugiau tokios užsiimti galbūt saviraišką. Uranas yra susijęs su elektra, todėl ir su nervų sistema. Todėl šiuo laikotarpiu iš tikrųjų, žinokit, jeigu nieko nekeisite, tai gali būti taip, kad pas jūs vienu metu namuose, sakykime, galbūt jūs patys nuspręsit pakeisti namuose visą elektroniką, nes jūs patys jausitės dabar labiau elektrinti ir aplinka tai irgi jaus ir gali tiesiog vienu metu išeiti iš rikiuotės net keli elektroniniai elementai, ar ne? Jūsų mintis dabar gali bėgti greičiau, idėjos atrodys tokios žaibiškos, tai, kaip jūs matote savo ateitį, kardinaliai pasikeisti nuo to, kaip jūs ją matėte iki šiol. Žinoma, aš jums siūlau prisiminti praeitų metų Liepos 7 dieną, prisiminkite, kas maždaug tuo metu vyko, plius minus tą laikotarpį. Nes jeigu taip neigti savyje tas uraniškas energijas, tai gali užaugti vidinė įtampa, nerimas kažkoks nepaaiškinamas, išvis nekantrumas ir noras kuo greičiau viską keisti. Kai kurios jūsų savybės, kurias anksčiau slopinot arba nerodėte jų, kad jas turite, gali tiesiog kunkuliuodamos įsiveržti dabar į paviršių ir tai gali suveikti visaip, ir į pliusą, ir į minusą, nes tai gali nustebinti ne tik aplinkinius, bet ir jūs pačius. Ir Uranas iš tikrųjų, jo tikslas yra nenustebinti, jo tikslas yra sudrebinti, kad įvyktų reikalingi pokyčiai, ar ne? Ir kadangi Uranas eis per jūsų pačių ženklą, o Uranas yra nervų sistema, tai jeigu jausite didelę nervinę įtampą, žinokite, kad tai greičiausiai yra pasekmė to, kad jūs slopinate savo Uraną savyje, kad jūs kategoriškai priešinatės kažkokiems pokyčiams ir priešinatės įsilaisvinti nuo kažko. Kadangi per jūsų ženklą eina, būtinai kažkurio momentu artės ir susijungs su jūsų saulė, tuo metu įvyks tikrai kardinalūs netikėti pokyčiai jūsų gyvenime, bet geriausiai, kai pokyčiai prasideda nuo jūsų pačių ir tada tos pasekmės gali būti tokios labiau suplanuotos, kiek galima jas planuoti su Uranu, ar ne? Galite pakeisti darbą, santykius, galite pakeisti savo sveikatos priežiūrą, išvaizdą, gyvenimo būdą, nežinau, viešą įvaizdį, gyvenamąją vietą. Tiesiog iš esmės bet kas gali pasikeisti jūsų gyvenime. Čia labai individualios situacijos bus, bet kad jums dviniai bus tie pokyčiai per ateinančius 6 metus, tai jie bus ir bus ne taip, kad pokyčiai vyksta nuolatos. Uranas atneša kardinalius, naujus, visiškai iki to neišbandytus, tokias naujas patirtis. Galite pereiti į visiškai naują profesinę sritį arba, pavyzdžiui, pradėti savarankišką veiklą, nors niekada apie tai negalvojo. Dar kiti gali pakeisti savo santykių formatą. Staiga suprasite, kad nebenorite gyventi taip, kaip gyvenote, ar ne? Ta sena tokia atmosfera užsistovėjusi, jinai gali pradėti, tiesiog dusinti jūs ir jūs suprasit, kad iš viso to atėjo laikas gelbėtis ir gelbėjant iš viso to dažnai labai mes keičiam visą savo tapatybę pilną tą žodžio prasme. Aišku, labai stipriai šis laikotarpis gali veikti jūsų darbą, tai gali būti ne tiesiog paprastas perėjimas iš vienos, sakykime, įmonės į kitą, atliekant tas pačias pareigas. Tai gali būti, sakykime, labiau kažkas, ko jūs niekada iki šiol nedarėte.
Tai esminiai tokie posūkiai gyvenime, nauja visiškai kryptis, nauja veiklos sritis. Sakykime, jūs visą laiką dirbot paprastą tokį suprantamą logišką darbą, o dabar užsiimsite kūrybiniais projektais kažkokiais, ar ne, su laisvu grafiku, taip kaip jūs tai suprantate. Ir tai gali būti baisu, tai gali būti kažkiek chaotiška, tai gali būti tokia nauja nepriklausoma veikla, nors jūs pripratę, kad jums būtų pasakyta, ką reikia veikti, ar ne. Tai gali būti išvis kažkokia veikla susijusi su technologijomis, su komunikacijomis, su viešo turinio kūrimu ar kažkokios kitos sritys, kuriuose galite tiesiog labai greitai, taip kaip iššautumėt, žinot, greitai reaguoti, mąstyti reikėtų nestandartiškai ir išreikšti save taip, išreikšti visas tas savo idėjas, kurias jūs taip ilgai laikėte užspaudę savyje, nes mes visi turim uraniškas idėjas, bet kai kurie iš mūsų jas laiko taip užspaudę, kad joms nėra jokio šanso įsiveržti į išorę. Ir visa tai pavirsta kuo? Pavydu, pykčiu tiems, kurie tai daro, tokios furijos išlenda. Aš apie tai pasakosiu savo arbatos klube, apie furijas uraniškas. Asmeninėme gyvenime taip pat tikrai, ir ne taip pat, o tikrai atsiras kažkokių stiprių posūkių. Uranas reikalauja daugiau erdvės, todėl santykiuose gali kilti klausimas apie tą asmeninę erdvę, ar ne, apie ribas, ir išvis iškilt gali labai svarbus klausimas, kuris dažnai iškyla santykiuose, kai ten ateina uranas, kiek juose yra laisvės būti savimi. Ir jeigu jūsų ryšys toksai gyvas, lankstus ir jisai jau yra išbandęs įvairius tokius transformacinius laikotarpius, tai tie santykiai gali atsinaujinti. O jeigu santykiai tokie paremti įpročiais, kažkokiu, nežinau, per dideliu konservatyvumu, prisitaikymu, jeigu prisitaikote prie partnerio, labai įtampa tik tais auks ir jinai tikrai kunkuliuojančiai įsiverš į paviršių. Jums nesinorės vaidinti jokio vaidmens, kokį jūs vaidinote, galbūt vaidinote netgi labai daug metų, jūs pajusite, kad tas vaidmuo jums labai jūs vargina, jis nebetitinka jūsų vidinės būsenos. Svarbu suprasti, žinoma, visuomet ir kitą pusę. Jūsų, sakykime, elgesys aplinkiniams gali atrodyti kvailas, beprotiškas, visiškai nesuprantamas, bet čia ir yra urano tokia misija, sakykime, atnešti tą patirtį į mūsų gyvenimą, kur mes nesigilinam tada, ar kažkas kitas mūsų supranta ar ne. Ir tie sprendimai gali atrodyti per staigus, per drąsūs, neapgalvoti, netgi gluminantis. Nesvarbu, kokie sprendimai ir nesvarbu, su kokia jūsų gyvenimo situacija tai bus susiję, ar ne. Arba, pavyzdžiui, kitiems žmonėms tai gali atrodyti, kad tai visiškai netitinka, arti jūs esantiems žmonėms tai gali atrodyti, kad tai visiškai netitinka jų planų, ar ne, ir gali bandyti jūs stabdyti, atkalbinėti, nes kitiems žmonėms gali būti sunku priimti tai, kas jumise keisis iš tikrųjų. Išvis žmonėm aplinkiniam labai yra sunku priimti, kai mes keičiamės. Tačiau aš siūlyčiau, jeigu jūs vis dėlto pasirinksite tą vis tiek slopinimo variantą, jeigu jūs slopinsite tą vidinę būtinybę keistis, įtampa įsiverš per traumas, konfliktus. Sakykime, traumos tai yra tokia psichosomatika, kad mus stabdo, pastato į tokią nejudrią būseną, kur mes turime apgalvoti iš tikrųjų, kaip neteisingai mes ten, kaip mes elgiamės, ir kai mes einam kažkur jau labai ne tą kryptimi, mus visada taip sustabdo ir kur priverčia vis tiek permastyti ir kažką pakeisti. Tai va, ir tai yra, sakykime, kas liečia sveikatą, tai uranas, kadangi nervų ir kraujospūdžio planeta, tai jis atsakingas iš tikrųjų už insultus yra, ne? Jis gali stiprinti nervinę įtampą, todėl tą emocinį nepastovumą, bangavimą tokį, ar ne, miego ritmo sutrikimus ir
staigius tokius kraujospūdžio šuolius, dėl to reikėtų tiesiog prisiminti, kad jūs esat savo patys svarbiausia ir neužspausdinėti savyje tų pokyčių, kurie jūs jaučiate, kad yra, tiesiog ta bendra vidinė įtampa varo jūs į visus kitus susirgimus. Ir galbūt jūs išoriškai galite atrodyti ramus, bet viduje jausti tokį minčių bėgimą, tarsi pagreitintų traukinių važinėtų jūsų mintys ir jums labai svarbu išmokti, suprasti, atpažinti, kas būtent yra varomoji jėga tų tokių neramių jūsų minčių ir mokintis sąmoningų pratimų, nusiraminti, atsipalaiduoti, stebėti savo kūną ir ypatingai jo signalus ir neleisti, kad tas vidinis sustingimas ir pasipriešinimas pokyčiams, kuris pavirsta įtampa, nuolat valdytų jūsų būseną ir jūsų sveikatą ir visus kitus sprendimus. Tai yra išlaisvinantis tranzitas, tai tikrai turėsite daugiau drąsos, Uranas atneš jums, padės įgauti daugiau drąsos būti savimi ir Uranas gali pažadinti norą ryžtis tam, apie ką ilgai galvojote, bet vis slopinote, atidėliojote dėl daugybės, dėl tūkstančio priežasčių. Čia jau būtų labai atskira ilga paskaita, dėl ko mes atidėliojame tuos dalykus. Ir galite iš tikrųjų, kad ir per žaibo efektą, sakykime, ar ne, nes arba jūs kažkam suveiksit žaibu, arba aplinka jums suveiks žaibu. Ir galite jaustis taip, kad jūs tarsi stovit susiruošę kažkokiai kelioniai, ilgai kelioniai. Ir jūs tikrai nežinote, žinot, kai žmonės susiruošia emigraciją, jūs nežinot, kas tiksliai laukia, bet jau jaučiat, kad tas senas gyvenimo etapas pasibaigė, tai labai jaudinantis, skausmingas laikas, o naujas neaiškus koks bus. Bet jisai bus vienaip ar kitaip, kad ir jaudinantis, kad ir labai neramus, kad ir labai stiprus emociškai, tas naujas laikas, jisai per ateinančius 7 metus jums leis pavirsti visiškai kitokią asmenybę. Kiekvienas iš jūsų gali atrasti save, savo laisvės, saviraiškos kelią visiškai neplanuotų būdų. Svarbiausia yra nesipriešinti. Šauliai, Uranas pereina į jūsų 6. būstą iš 7 ir iki 2033 metų jisai tame 7 būste ir bus. Tai partnerystės, santuokos, ilgalaikių santykių, klientų, jeigu su jais dirbate, sutarčių, konsultacijų įvairių, bendradarbiavimo ir žmonių, su kuriais bendraujate tiesiogiai ilgą laiką sritis. Todėl pagrindiniai pokyčiai dabar, anokia čia paslaptis, persikelia į santykius su kitais žmonėmis. Kai Uranas atneša pokyčius į tuos santykius, tai galiu jums pasakyti su 100% garantija, kad keisis tai, kaip jūs kuriate santykius arba ryšius su kitais žmonėms. Kaip jūs tarėtės, kaip bendradarbiaujate, kokius žmonės jūs prisileidžiate arčiau ir kiek laisvės jūs paliekate kitam žmogui arba paliekate savo bet kokioje partnerystėje. Darbo srityje tai gali reikšti naują bendradarbiavimo formą, naujas sutartis, naujus darbdavius ar naujus verslo partnerius. Jeigu anksčiau dirbote aiškioje kažkokia struktūroje, tai yra aiški struktūra, tai yra organizacija, kuri turi savo taisyklės nuo iki ir ten viskas labai sudėliota, tai dabar gali atsirasti toks labai savarankiškas modelis. Laisvai samdoma veikla, projektiniai darbai, darbas su klientais, kitokio pobūdžio sutartys, lankstesnis bendradarbiavimas, gali keistis ir technologijos, kurias jūs naudojate darbe,
sakykime, savo darbui su klientais, ar ne? Ten, kur anksčiau viskas vyko telefonu, gyvai ar per kažkokius, nežinau, įprastas bendravimo formos, gali atsirasti kažkokios naujos elektroninės formos, automatinės sistemos, internetinės platformos, nauji komunikacijos kanalai. Na, žinot, iš tikrųjų, kai internetu bendrauji su žmogum, bet tarsi tu sėdi vienam kambaryje. Čia apie tai jau senai žadama ir taip kalbama, kad taip gali būti. Šešėlio pusėje, tamsiojoje pusėje Uranas gali nutraukti kažkokius ilgalaikius darbinius arba dalykinius ryšius. Jeigu ilgą laiką sąveikavote, dirbote su tais pačiais žmonėmis, klientais ar partneriais, visa tai gali keistis ir labai netikėtai. Į jų vietą, žinoma, dažniausiai tos ilgalaikės draugystės ar partnerystės yra nutraukiamos tam, kad peržiūrėti savo santykius, kaip jūs patys elgiate santykiuose ir kaip jūs leidžiate kitiems elgtis santykiuose. Ir žinoma, į tą vietą ateina nauji žmonės, naujos galimybės. Ir tai ypač tikėtina ten, kur jau jūs senai jautėte, kad ryšiai buvo per daug įtempti kažkokiuose rėmuose, ar ne, arba buvo palaikoma tik dėl to, kad įprotis, ar ne. Draugystėje jūs esat ne dėl to, kad tai yra draugystė, o dėl to, kad jūs įpratę tai vadinti draugystę. Visų rūšių ir draugystėse ir santykiuose prireiks daugiau laisvės. Ir jeigu kai kurie žmonės nuolat bandys įtraukinėti jūs į savo problemas, atims daug jūsų laiko, reikalaus daug dėmesio ir nepalieka jums erdvės jūsų pačių gyvenimui, galite pradėti apibrėžti tas taip vadinamas ribas. Uranas 7-ame būste keičia bendravimo ratą. Ateik, apapa. Ir į jūsų aplinką gali ateiti visiškai kitokie naujoviški žmonės, uranistai tokie, sakykime, užsieniečiai, kitų kultūrų atstovai, kūrybinių profesijų žmonės, kurie patys laisviau gyvenimą ir tos kitaip masto ir turi tokį platesnį pasaulio vaizdą. Ir tai iš tikrųjų bus labai ryškus laikotarpis, nes tie žmonės įneš jums, bus tarnaus veidrodžių iš tikrųjų, kad jūs irgi tai turite savyje, kad jūs tai galite. Jeigu jūs esate ilgalaikiuose santykiuose, šis tranzitas tikrai gali palikti ryškius pokyčius, tokius nepamirštamus, kur gali iš esmės pasikeisti santykių modelis. Gali atsirasti didesnis asmeninės erdvės poreikis. Vienas iš partnerių gali daugiau laiko skirti darbui ir kelionėms, sakykime, dėl kažkokių priežasčių būti ilgiau toli nuo jūsų, ne, arba jūs tai galite daryti. Jis gali pareikalauti, tas kitas žmogus, kad jis nori daugiau savo asmeninio laiko, savo kūrybai, savo draugams arba savo kažkokiems naujiems interesams. Ir gali atsirasti tiesiog laikinas kažkoks fizinis atstumas dėl komandiruočių, kažkokių darbų kitoje vietoje arba toks darbas, kai reikia daug keliauti, ar ne, ir skirsis jūsų ir partnerio gyvenimo ritmas. Kai kuriais atvejais gali paaiškėti, kad jau senai jūsų pažiūros, tikslai, gyvenimo kryptys stipriai pasikeitė, išsiskyrė, kaip tas medis išauga į dvi skirtingas pusės ir suprasite, kad reikia naujų susitarimų, kaip tie santykiai gyvuos. Ar pjauti ten, kur tas bendras kalmas pasibaigia ta pati pradžia, ar vis dėlto kaip kartu išgyventi, ar ne? Nes jeigu yra partneris, sakykime, kuris nepritarė jūsų augimui, nemotyvuoja, pavydi jūsų veiklos ar jūsų sėkmės, bando kontroliuoti jūs dėl jūsų sprendimų, su tuo jūs jau daugiau tikrai nebesitaikstysit. Ir Uranas reikalauja laisvės. Uranas 7 būste tos laisvės pareikalaus labai daug. Ir sakau, tai gali būti, kad jūs jos pareikalausit, bet taip pat gali būti, kad pas jūs jos pareikalaus. Ir tai nereiškia, kad tie santykiai turi būtinai griūti. Gyvi santykiai atsinaujina. Jeigu abiems žmonėms atsiranda daugiau erdvės būti savimi, viskas gerai, jie vis tiek sugeba tame gyventi. Bet aš kalbu apie gyvus santykius. Problemos kyla tuomet, kai vienas žmogus nori judėti pirmyn atgal, o kitas stengiasi jį sulaikyti. Ir jeigu ieškote santykių,
Jeigu ne tai, kad ieškote, jeigu jūs norite atgaivinti santykius, tada reikia nuspręsti arba judat abudu į priekį, arba tiesiog nukerpat tą laikymo virvę ir vienas juda į priekį, o kitas pasilieka savo komforto zonoj. Vėlgi, jeigu ateis naujas žmogus, Uranas čia gali atnešti naujo tipo žmogų, jūs bus visiškai kitoks, negu jūs įprastai rinkdavotės, visai ne jūsų skonio, vadinkim, ar ne? Tai gali būti labai originali pažintis kelionėje, internete, darbe, netikėta pažintis per draugus, labai neįprastomis aplinkybėmis. Ir santykiai gali vystytis labai greitai, gal net per greitai, ir vieniems tai gali būti trumpas, bet labai stiprus ryšys, kuris gali įnešti labai rimtas transformacijas jūsų gyvenime, o kitiems tai gali būti toks rimtas ryšys, ilgalaikis, kuris prasideda labai netikėtai ir iš karto pakeičia visus gyvenimo planus. Tai va, ir iš esmės Uranas pakeis jūsų supratimą apie partnerystės, apie santykius iš esmės. Kitaip galite pradėti žiūrėti į santuoką, į gyvenimą kartu, į santykius, sakykime, neįprastą formą, ar ne? Jums ta neįprasta forma tinka labiau negu įprasta ir jūs pagaliau išdrįsite pradėti gyventi tokią formą. Draugystė paremtas ryšys, ar ne? Kur daug lygybės, mažiau spaudimo, kur daug lygybės ir mažiau spaudimo, ten mažiau emocijų, aistrų, pykčio ir taip toliau. Ir jeigu jums svarbu, kad santykiai suteiktų ne tik tokį artumą, kad yra kitas žmogus, bet ir galimybę kvėpuoti, augti, bet vis tiek išlikti savimi, tiesiog visa tai tikrai per ateinančius 7 metus veiks. Jūsų partneris taip pat gali gauti netikėtą darbo pasiūlymą, kelionės galimybės, naujus projektus, priimti sprendimus, kuris pakeis jūsų bendrą santykių formą. Va, todėl santykiuose aš siūlau rinktis lankstumo variantą, mažiau kontrolės, daugiau sąžiningo kalbėjimo. Svarbiausia šita tema yra įvesti kažkokius naujus santykių modelius į jūsų santykius. Jūs nebenorėsite, kad kiti žmonės spręstų už jūs, kištųsi į jūsų reikalus, ribotų jūsų pasirinkimus, stabdytų jūsų interesus, kuo jūs domitės, net jeigu jie visiškai tam nepritarė. Ir per artimiausius 7 metus keisis iš esmės partnerystės, draugystės, klientai, sutartys ir viskas, kas yra susijęs su kitais žmonėmis jūsų pasaulyje. Ir tie ryšiai, kurie turėjo gyvybės, jie visiškai nerizikuoja, jie tiesiog atsinaujins, kaip Feliksas iš pelenų, jie pakils kitokie, o tie, kurie paremti tokiais standartais, kontrolę, baimę prarasti, paremti tiesiog kontroliavimu, nes yra didelė baimė prarasti dėl to, kad žinot, kad yra daug labai problemų ir labai didelė rizika prarasti tos santykius. Urano spaudimo tokie santykiai iš tikrųjų neatlaikys. Nekaip. Ir aš linkiu jums daug laisvės, daug lankstumo ir daug naujų tokių patirčių.